pasidalinti, kiek aš praeitiems metams išleidau ant automobilio ar lenktynių, kiek aš uždirbau pinigų, kaip aš juos uždirbau. Dabar ieškausi rėmėjų ir prisiminiau, kad mano paskutinis, kiek aš praeitais metais uždirbau babkių. Nežinau, man tai nėra labai baisus dalykas, 5000 skoloj. Ar aš rekomenduočiau jum iš savų pinigų važiuoti klausėt? Labas rytas visiems. Labas rytas. Po labai, manau, ilgo laiko, net neatsimenu, kad to paskutinis video susitinkama taip, gal labiau iš mano namų. Kas mane žiūri pastovi, tai čia niekas nepasikeitė. Nusprendžiau padaryti vieną video, kadangi dabar ieškausi rėmėjų ir prisiminiau, kad mano paskutinis video apie finansus surinko gal 2000 peržiūrų, tokius yra labai gerai. Tai noriu šitame video pasidalinti, kiek aš praeitiems metams išleidau ant automobilio ar lenktynių, kiek aš uždirbau pinigų, kaip aš juos uždirbau, tada kaip aš šiems metams ruošiuos, kiek planuoju išleisti prieš sezoną, ką aš dar noriu jums parodyti, kaip ieškausi rėmėjų. Taip, kaip ieškausi, kaip susiradau rėmėjų. Tai šituos pagrindinius dalykus aš noriu parodyti ir gal pradėsiu nuo praeitų metų. Tai, manau, susitiksim iš desktopą, hebra. Tai aš pas jūs atsirasiu, tik tai virtualiai. Tai kaip ir sakiau, noriu pradžiai pradėti papasakot apie tai, kiek aš praeitais metais uždirbau babkių. Nežinau, man tai nėra labai baisus dalykas, kurį aš galiu sakyti, kurį tai yra turiu slėpti ar panašiai, tai noriu tą su jumis pasidalinti. Tai aš, kadangi sergu kažkuo, tikriausiai tai nuo 2022 metų seku, kiek uždirbu pinigų. Man rodos, šitą Excelį praeitą kartą rodžiau, bet praeitais metais aš bendrai uždirbu 12 447 eurus, kas yra per mėnesį apie 1307 eurų, ne? Kalbant apie išlaidas, jeigu uždirbau 12 400, aš išleidau beveik 18 000 eurų. Ir didžioji ta dalis buvo automobiliui, tai čia yra 12 600. Iš tikrųjų pirkau Audi, tai visos išlaidos automobiliui iki rugsėjo yra tik tai BMW. Tai galim mes pasižiūrėti, kiek man, pavyzdžiui, kainavo praeitą sezonas grinai tik BMW išlaikyti ir su jo važinėti. 5481 eurą ir čia dar galima pridėti startinis mokestis, ten buvo gal 107, dar 200 eurų, ne? Tai man tiek kainavo visas praeitų metų sezonas suvažiuoti ir nuo sausio pasiruošti mašiną. Aišku, aš dar už praeitais metais labai nemažai išleidau ant mašinos darimui. Ne, čia išėjo vasarė. Tai jeigu palygint, 5681 euras čia yra praeitų metų, 2024 ir 2023 3500, tai padidėjimas 2500, kas yra ganėtinai nemažai, bet aš ir planuoju konkurencingai važiuoti. Tai va, tai šiuo metu dėl Audi esu dar 5000 skoloj. Tai va, tai grubiai kalbant apie tai, kiek man kainavo praeitų metų sezonas, galim pasiimti, kad jis kainavo apie 5700 eurų. Ne? Jeigu mes einam, gerai, neturiu lentelės, bet paskaičiuokime, galim čia paskaičiuoti, kiek man kainuos pasiruošimas šių metų sezonui. Tai visų pirma, ką aš darau, aš stabdžiai, kaladėlės, diskai suportai, tai ten apie 500 eurų. Tada noriu pasidaryti normalų suspensiono amortizaciją pakabą, tai yra apie 1500 eurų. Tada jeigu... Čia ką norėčiau dabar pasidaryti ir po to pasakysiu, kiek pasidarysiu, tai čia tiek. Tada norėčiau kolektorių pasikeisti su mepu, tai čia apie 600 eurų. Ir tada diffą pasikeisti, nu tai ten su darbais, su tepalais, su pačiu diffu irgi yra, nemanau, 600 eurų, ne? Tai man, kad išvažiuoti į sezoną šiems metams yra 3200 eurų.
pridedam, padarom matematiką, kiek kainuos visus lenktynės. Tai yra 4 etapai, po startis mokytis 190 eurų, kadangi šiais metais nebevažinėsiu su BMW, o tampysiuos, tai dar kuras ir priekaba, nu tai sakykime priekabos nuoma, ten vienai parai yra 40 eurų, nu tai 40 kart 4, kart 5, nes vieną kartą į Rygą važiuosim, tada kuras iki Kauno Saudinė bus pirmin atgal, nu kokiu 5 eurų, 5 kart 4, BMW irgi lėtsiai 5 eurų, kiek ten litrų išeina. Nu, trim važiavimam, jo, šiaip gal užteks. Nu, 6 eurų, sakykime, ne? Plius 6 eurų kart 4 važiavimai. Ai, atsiprašau, čia kart 3, kadangi važiuosim iki Rygos. Tai iki Rygos su priekaba, pirmina, kiek čia išeina, 300 kg. Tai pirmina gal 700 kg pilnas bakas, nu tačiau į 9 eurų. Šitas, čia dar pamiršau, dar pridedam padangas, kadangi pamiršau pridėti padangas. Tai nežinau, ar išeis man čia visam sezonui su vienu komplektu. Nu, bet sakykime, imam idealiausią variantą, kad pralikiu su vienu komplektu. Tai padangas man rods apie 700... Pas mane šmėklas. Apie 720 eurų, ne? Jo. Tada dar pridedam, kad man tikrai 2 kartus, nu vieną, bet 2 kartus reikės išvažiuoti trasą, tai yra tarp lenktynių ir prieš sezoną. Tai galim pridėti, čia šiek tiek pigiau, koks 8 eurų, plus 8 eurų, plus, sorry, užrašymą, nu vėl kuras, tai koks, plus 110 čia BMW su Audi, plus 110, ne? Tai čia dabar, šitam sezonui ateinančiam, čia jeigu viskas idealu, jokio krešo, tai nežinau, nieko keisti nereikia, dar dar reikia mangi pasikeisti tepalus, ne? Sportiniai tepalai, plus tas, nu sakykime, 100 eurų, ne? Tai va čia yra suma, grubiai, kurią man reikės, kurią išleisiu šiam sezonui. Tai yra apie 6000 eurų šitam sezonui. Kas yra panašiai kaip praeitais metais. Tikriausiai išleisiu mažiau, nes nežinau, ar visas modifikacijas darysiuos. Jo, gal kolektorius neskeisiu, nes neuna kažkas. Palauk. Alio? Gerai, atsiprašau. Tai va, tai grubiai apie 6000 pinigų, ne? At the moment mes galim pažiūrėti, kiek aš pinigų skirtų mašinai turiu. O aš turiu mašiną 174 eurus. Tai turiu 3 kartus mažiau negu reikia. Na gerai, čia jau bus mano problema, aiškint, kaip man reikia tų pinigų. Bet jo, čia kad susidarytumėte įspūdį, grubiai low level čia yra, nu aš nesu kažkokio aukšto lygio vairuotojas, tai tokio žemesnio lygio. Važiuoti metams, nu, kur jau, manau, galima konkuruoti dėl prizinių vietų, kainuoja apie 6000 eurų. Čia, nu, aišku, modinant dar mašiną. Nemodinant mašinos, tai kainuotų pigiau, bet jeigu tu nori augti, tai išeis ir brangiau. Einam prie rėmėjų. Tai čia aš turiu rėmėjų sąrašą, kuriems sugalvojau skambintis, čia dar galima persikelt, kuriems sugalvojau rašyti ir skambinėti. Tai dabar, jeigu mane žiūrės sales žmonės, pasakykit man geresnių taktikų, aš naudoju taktiką vienas mailas, tada pakartotinis mailas, jeigu naujas ir tas skambutis. Nė karto nesuveikia. Nemeluosiu, žinau, kad gyvai, tikriausiai daug kas sakys, kad gyvai daug prieiti ir pabendrauti yra daug geriau, bet kadangi autosportas man yra kaip hobis, aš nenoriu tam skirti tiek laiko, kad jis man taptų darbas ir apkrova. Čia galite pažiūrėti, kiek aš mailų išsiunčiau ir tada čia galim pažymėti, va, čia kurie pasakė, ne, čia išsiųsti mailai, čia kad reikia dar išsiųsti, čia kad svarsto ir peržiūrės, čia manau galima raudoną žymėti, nes jau ten 4 dienos, bet esmė tame, kad jo, kaip aš ieškau rėmėjų, tai yra toks ir mano būdas. Važiuoju paskutinius 3 mėnesius važiavau, matydavau įmonę, kuri atrodo, ok, maybe, tai susirandi arba LinkedIn kontaktą, šiaip iš LinkedIn efektyviau, arba siunti į bendrą mailą, bet ten dažniausiai pasimeta tarp e-mailų krūvos.
Ateinantiems metams tikriausiai turėsiu vėl savo brolį kaip rėmėją, tai ten savame aišku, už visą pagalbą ir tikriausiai turėsiu Sunjaną kaip rėmėją. Na, jau esam sustarę kaip ir praeitais metais, bet pavyzdžiui, praeitų metų mano rėmėjas buvo Sunjana, tai yra Kauno Grūdų produktas. Perskeliu iš ten į čia, tai susitiksim tuoj. Tai va, perskeliam. Kalbant apie Sunjaną, kai aš prisitraukiu Sunjaną, na, tai tikriausiai geriausias pardavimo būdas gyvai prieiti prie žmogaus. Visiškas atsitiktinumas mane pakvietė Lietuvos Junior Achievement į renginį, kadangi esu jos dalyvis ir alumnis. Ir ten turėjau nusižiūrėjęs vieną targetą, naują tokį įmonę Turing College, kaip galima rėmėją, priejau prie jo, sakau, sveikas, aš tas ir tas, darau taip ir taip. Ir jisai man sako, labas, neturim kešo, bet čia yra didesnių žuvelių. Pavyzdžiui, kaip CEO Kauno Grūdų. Tai aš galvoju, okei, nu, Kauno Grūdai, kad sudarytumėt įspūdį, kas nežino, tai čia yra 100 milijoninė įmonė, kuri daro pardavimus už ten 2 ar 300 milijonų kasmet. Tai galvoju, okei, čia labai didelė dėdė, labai rimtas dėdė, nu bet, jolo, nepabandęs nesužinosi. Tai prieinu aš priejau prie Andrius gerbiamo Pranckevičiaus, na ir papasakojau, ką darau. Ir labai man gerai sutapo, kad jis pats važiavo ar dalyvavo, ar, na, yra šiek tiek pasinėręs į tą autosportą, tai yra daug paprasčiau bendrauti su žmogum, kuris supranta tą, ką tu išgyveni. Na, aš jam papasakojau idėją, ką aš darau, kaip aš jam vertę tą kurčiau ir parašiau laiškelį. Parašiau laiškelį po ten mėnesio kalbų. Jie tapo mano pirmieji finansiniai rėmėjai. Aš pats puikiai suprantu, kad esu maža žuvelė, nu ta prasme kiek. Turiu 100 PM subscriberių, šiaip galite padėti mane pasubscribinti. Rėmėjus yra pristraukti sunkiau, bet vis tiek verta. Why not, plus patirties gaunu. Kaip aš užsidirbau pinigus, tai mano main toks darbas yra, na, ne main, bet šiaip korepetitoriauju ir labai neblogai man sekasi. Ir paskutinius keletą metų labai pradėjau su verslai dirbti gerai ir managenti juos. Tai šiuo metu dirbu ties 3 projektais, kurie tikiuos paeis sėkmingai, tai už tai dar gaunu tas pajamas ir tuo pačiu metu esu 12 klasiai. Tai ar aš rekomenduočiau jum iš savų pinigų važiuoti klausęs mokyklai? Ne. Nes jeigu aš neišleisiu tų pinigų autosportui, tai ta prasme įsivaizduokite, kad aš per metus stupyčiau apie 10 000 eurų. Būdamas 12 klasiai, kur nuo 11 realiai, tai 11 visa, 12 visa klasė, tai aš turėčiau prieš univerą tiesiog 20 000 eurų santaupų, kur galėčiau išleisti. Tai šito aš jums nerekomenduoju daryti, bet ar aš daryčiau vėl, tai labai daryčiau. Labai daug išmoksti ir labai daug ko pasimokai ir išeina šiaip iš tikrųjų kažko pasiekti ir tuo pačiu pažįstamų pasidarai. Aš jums nerekomenduočiau, jeigu jos tas 20 000 tiesiog ištaškytumėt. Jeigu jūs, pavyzdžiui, ten esat koks autosporto fanas ir nenorit ten labai, norite tas lenktynės važiuoti, bet nenorit ten tų pinigų leisti, tai nusipirkit mažiuką, važiuokit jūs tą slalomą, taupykitės babkės, investuokite kažkur babkės, kad jos jums atneštų kažkokį pelną ir tada einam kitą kamerį. Einam su šuniuku pasveikinti. Ir tada tas babkės skirkit lenktynėms ir galėsit daug labiau sustainable važiuoti. Tai va, tiek turiu jums ką pasakyti. Jeigu įdomios tokios temas, let me know. Galiu pasidalinti, kaip statau, kur bandau sutaupyti pinigų ir panašiai. By the way, prašau pasubscribinkit, prašau palaikinkit, prašau pakomentuokit, kad galėčiau užsiauginti jūsų bazę, kad galėčiau gauti rėmėjų. Ir pakomentuokit, kas jums įdomu arba kas jums neįdomu. Jeigu jūs norite ten sužinoti video, kaip mano treniruotės atrodo. Jūs norit sužinoti video, kaip man atrodo pasiruošimas lenktynėm prieš etapą. Jūs norit sužinoti, gal ką šiaip laisvalaikiu veikiu, dirbu, kaip mano darbas atrodo, kaip mano kasdienybė atrodo. Tai prašau, pakomentuokit, kas jums įdomu ir aš jums tikrai nufilmuosiu. Ir paskutinis dalykas, dar su draugeliais darom projektą, kur mes statom savo plaustą ir plaukiam per visą Lietuvą su tuo plaustu. Ir tai vadinasi paskutinė pamoka, tai labai kviečiu pasiekti visus įmanomus socialinius tinklus, TikTokas, Instagramas, Facebookas, YouTube'as, paskutinė pamoka. Ten paduosim vaizdų, čia paduosim vaizdų ir nusimato afigėri metai. Buškis jums jiem. Neišjungiu kamerą.